Tai bus serialas Deadliest World. Prašau, nebėti kitai bus stabkės, jūs kadalį kitas dar ir pradėkime. Kaip liūdna, norėčiau šuniuko. Taip, užeisiu į Dėdį šopą. Labą dieną, Dėdį. Jūs neturite šuniukų? Taip, turiu du šuniukus, vienas yra Boba, kitas yra Pėblas. Reikia parodyti. Ne, nereikia. Tada aš norėčiau šituo abiejų šuniukų. Ato man liūdna dabar vienai. Gerai. Nu tai gerai. Tai gali dabar Boba išbėgti. Koks mielas šuniukas. Gerai. O Pėblas gali išbėgti. Boba, tada tu eik biškį va tada, aš palauksiu kito, gerai? Gerai. Nu, kada tas Pėbl atbėgs, ar ateis? Koks mielas. Tu tik gal tas gražesnis, bet šitas yra neblogai. Tu toks visas blizgi. Gerai, eidame. Taip, gerai. Pagaliau atvažiavom. Eikime. Eidame greičiau. Nu, gerai. Eidame. Oi, tu toks pūkuotas. Gerai, eikime, mano ten kambarys. Gerai, eidame pačia. Jūs likite čia dviese, o aš tuo ateisiu. Ir dar Pėblai tuoj. Tai Pėblai, aš tau duipsiu šitą pagalbę, nes atrodo, kad tau labai spaudžia. Gerai, tuoj duipsiu. Gerai, va taip, va. Gerai, aš tuo ateisiu. Viską kol kas išvartysiu, paskui apkaltinsiu Pėblą ir aišku, manim patikės. Oi, kas ten buvo? Pėblai, ateik čia. Taip, kas? Pabūk čia, kur mūsų šeimininkė ateis. O aš einu kol kas ten. Gerai. Gerai, tuoj ateisiu. Pėblai, ką pridarei? Tu pačia visą šiukšlinę išdraskė. Gerai, greit viską čia sudėk ir paskiau dar šiukšlės visas išnešk. Viskas. Ir nežiūrėk į mane taip. Viskas, greit šiukšlę surenki ir išnešė į šiukšlių dėžę. Išvartė čia man viską, paskiau dar plepasi. Užtat, kad viską man ten išvartei, aš eisiu į kino teatrą su Boba, o ne su tavim. Viskas. O, tiksliai Boba. Tiksliai Boba. Mes su tavim eisim į kino teatrą. Ar nori į akvaparką, ar į atrakcionų parką. Jeigu į atrakcionų parką, eik į tą pusę, jeigu į akvaparką ten, o jeigu į kino teatrą ten. Nu gerai. Į kino teatrą? Gerai, tai gal eikime dabar, o Pėblas čia pabus. Pėblai, kada sutvarkysi, tada ir ateisi. Viskas. Viskas. Aš tą supikau. Viskas, Boba, einam. Bobai, patiko tau serialas? Nu taip, neblogas buvo. Nu gerai, eikime. Pažiūrėsime, ar Pėblas viską sutvarkė. Taip, o kur Pėblas? Ir kodėl šiukšlės visos nesutvarkytos? Taip, reikia dabar jį surasti ar paklaus Dėdį. Bobai, pabūk čia. Taip, einu paklausiu Dėdį. Ar jis nematė?
Taip. Dendi, o tu nematei šuniuko tokio, be nieko, net neapsirengusio, tiesiog tokio pilko. Ne, nemačiau. Nu gerai. O tu negali pažiūrėti kameras? Gerai, pasižiūrėsiu. Jeigu pamatysi jūsų šuniuką, tai būtinai pasakysiu. Gerai. Taip, man reikia šitos dokumentus patikrinti ir dar pasižiūrėti kameras. Kas ten prabėgo? Stok šuniukai. Ten vardas Pėblas. Nesuprantu pas šūdės taip, čia taip ar ne. Tu dar nežiūrėk į mane tokio akymo. Viskas, eidam pas savo šeimininkę pasižiūrėti. Ta šeimininkė ant va šito portreto. Nu, aišku, nieko nesuprantama. Gerai, viskas. Marš pas savo šeimininkę, reikia visą laiką uždarinėti jų duris. Va, marš. Kaip man nepatinka šitie šūdys. Tai paskaitysiu naują knygutę. Kas čia prašau? Ką tu čia darai? Padėkit pas man kažkoks laukinis šuo atbėgo. Šuo? Ką pas man dabar šuo nesenai pabėgo? Britai, tu gali išeit, aš paieškosiu pas tave mano šūnio. Gerai, gali pasižiūrėti, aš tada einu. Nu kur tas Pėblas? Taip. Pėblai, ką tu čia darai? Ką tu slepies pas kitus žmonės? Kaip tu pabėgai iš namų? Marš į kambarį. Ir tau dar bus arestas namų. Ant mėnesio. Ant savaitės. Ai, ne. Ant dienos pirmą galvau, paskui ant savaitės, paskui ant mėnesio. Ne. Ant metų. Tau namų areštas. Supratai? Ir nezysk tu man čia. Nežiūrėk į mane su tokiam akim. Nežiūrėk į mane su tokiam akim. Viskas nezysk. Taip, viskas, eik miegot, viskas jau naktis ir tu man čia daugiau nepagalvok pabėgt. Ne, kur tu čia atsisėdai? Čia tu nemiegosi. Kad tu man dar čia viską išpėtai, šiukšlės ir dar pabėgai. Tu miegosi dabar... Kur nori, ant kėdės ar ant spintos? Ai, ne, gal aš tave dėsiu va čia? Ne, tu tada tikrai numirsim. Gerai, viskas, sėsk šitos kėdės ir bėgok. O man galvą nepudrink. Viskas, pateisiu bėgot. Taip, tiksliai boba ten išėjo pasivaikščioti. Ai, nieko tokio. Jau didelis žinos, kur išeit. Ne, gal reikėjo tik vieną bobą pasimt. Ar to šitas Pėblas mane jau erzina. Toks nenormalus ir mums čia varautina. Oi, negaliu. Tu gerai, viskas, einu miegot. Ryte, pusryte. Taip, pasivaikščiosiu šiandien. Oi! Kur tu čia vaikštai, šuo mažas? Ir nežiūrėk į mane savo akim, tipo tu verki. Ir į mane taip nežiūrėk. Man tai iš viso nepatikė. Kažkoks nenormalus. Viskas. Aha, dabar pabėgo. Nu tai gerai. Dar jis netoks nenormalus. Taip, reikia važiuoti jau man. Du filmą kokį pažiūrėsiu. Bobai, kas tau atsitiko? Kas tave nuskriaudė? Kas? Kažkaip aprašyk jį, nežinau, apsakyk, kaip jis atrodo, nežinau. Taip,
Taip, aha, suprantu. Aha. Panašu, kad tai Glystadas. Ai, ne, panašu, kad čia buvo. Va, iš viso kažkoks blotas. Nu gerai. Žiūrėk. Čia Glystadas toks veidrodis, o čia blotas. Tai kita pusė, kuris. Glystadas, gerai. Gerai, čia pabūk, aš eidu greit pasakysiu dėdžiui. Taip, viskas, eidu pasakyti dėdžiui. Nieko nesuprantu, kaip Glystadas galėjo mano šuniuką skriaust. Dėdži, mano šuniuką Glystadas skriaudžia. Kaip tai skriaudžia? Tu, kad jis man taip pasakė, tu nepasakė, bet taip parodė, kad jį skriaudžia Glystadas ir jis, kad jį tredukė matęs kažkoks šrabas ir jis dar visas toks verkiantis grįžo namo. Glystadai reikia kažką padaryti, nes negalima gi taip daryti. Gerai, būtinai kažką padarysiu, jam kažkokį dalyką. Plakva, dar... Ką čia dar taip, reikia jos čia. Gerai, pabūk, kas ten. Tą patį reikia padaryti, apkaltinti, jo taip linksma taip daryti. Tėvau, pabūk čia. Gerai. Tai ko čia taip viskas? Kodėl čia taip visur išmėtyti? Nesuprantu. Nu gerai, tu pasišys, gal čia vėl pėdlos viską pridarė? Tėvai, ką tu pridarėjai? Dabar tau bus ilgesnis namų areštas ant metų ir 2 mėnesių. Viską dar sutvarkyk, kad būtų viskas švaru. Gerai. Tu kodėl kitaip padaro? Ne aš, o popas, o kaltina mane. Ir toks pas mus pirma dalis serialo. Jeigu jums labai patiks ši dalis, ateis ir antra, ir gali būti 3, ir 4 ir toliau. Ir ačiū, kad pražiūrėjote mūsų video ir visiems